Dažnai manęs žmonės klausia apie investicijas į nekilnojamą turtą kur nors užsienyje, kur egzotika, kur šilta, pavyzdžiui, Balyje. Ir vieną dieną aš susipažinau su nerealiu lietuviu, taip gerai išgirdot, lietuviu Tadu, kuris būtent ir stato vilas Balyje. Ir čia esame trečiame jo projekte, 25 vilos, Balio stiliaus ir japoniškų detalių pilna. Kiti projektai atrodo truputį kitaip. Tai šiandien kelis juos aplankysim. Tai gali būti jūsų investicija, pasyvios pajamos kas mėnesį, kadangi šios vilos nuomojamos ir viskas tarsi kaip viešbutis. Aptarnavimas, valymas, priežiūra, pasitikimas, svečių išlydėjimas, žodžiu, visas servisas. Jums nereikia skraidyti į Balį ir prižiūrėti atostogautojų. Galit nusipirkti vilą, o visą darbą padarys už. O jeigu kartais nusipirkti nepavyksta, nes reikia dar pasikaupti, pasiruošti atitinkamai sumą šiam pirkiniui, tai tada galit atvykti čia atostogauti. Galit atvažiuoti patys kaip svečiai, išsinuomoti nuostabią privačią vilą su baseiniuku ir turėti visiškai pabėgimą nuo viso pasaulio. Kiekvienas Tado projektas turi atskirą pavadinimą ir aš manau, kad tie pavadinimai kažką reiškia. Šiandien lankomės pas Tadą, Anykštėną, kuris Balyje gyvena jau beveik 4 metus. Ir per tą laiką ne tik pasistatė gyvenimą, bet ir pastatė 3 sėkmingus vilų kompleksus ir nesustoja. Šiandien apžiūrėsime jo projektus ir suprasime, kodėl lietuviai čia šluoja statomus objektus dar prieš jiems iškylant. Tai kodėl viskas vyksta būtent Uluvatų regione? Kaip pats Tadas sako, tai augantis regionas, kur infrastruktūra gerėja kasdien, o paklausa iš kokybišką poilsį vertinančių turistų tik auga. Čia randame būtent tai, ko ieško šiuolaikinis investuotojas – modernumą susiliejantį su balietiška gamta. Mizu butik vilos. Pradėkime nuo jų. Tai vieta sukurta tiems, kas nori pabėgti nuo Balio šurmulio. Pagrindinis akcentas čia – erdvė. Dėl itin aukštų lubų ir atvirų erdvių čia lengva kvėpuoti. Architektūra įkvėpta tradicinio Balio stiliaus, bet pritaikyta šiuolaikiniam minimalizmą vertinančiam žmogui. Nėra jokios dramos, tik ramybė ir malonus pavėsis nuo tropinės saulės. Galite rinktis 1, 2 ar 3 kambarių vilas. O geriausia dalis – jūs esate vos 3 minutės kelio nuo įspūdingo, dar šiek tiek laukinio Neng paplūdimio. Kos butik vilos. Tai pirmasis Tado projektas Balyje ir jis turi visiškai kitokį jausmą. Įžengus į Kos vilas atrodo, kad atsiduri džiunglėse. Viskas paskendė žalumoje. Aplankėme 110 kvadratinių metrų 2 kambarių vilą. Dizaine dominuoja natūralus medis, kuris sukuria jaukumą. Bet didžiausią įspūdį palieka vonios kambarys, kai dalis stogo yra atvira. Ir taip yra visose Tado vilose. Įsivaizduokite, maudotės po atviru dangumi, apsupti tropinių augalų, naktį arba anksti ryte. Nors esame pačiame miesto centre, visai šalia populiariojo Padang paplūdimio, čia jaučiatės visiškai izoliuoti nuo viso pasaulio. Nori butik vilos, tai antrasis Tado projektas. Pavadinimas neatsitiktinis, tai projektas gimęs iš meilės formoms, dizainui ir ramybei. Čia viskas apgalvota taip, kad tiktų tiek darbui, tiek poilsiui. Šviesios, atviros erdvės padeda atpalaiduoti protą, o atskiros zonos suteikia privatumo, net jei atostogaujate su didelė draugų kompanija ar šeima. Žaliosios lauko zonos ir terasos taip sklandžiai susilieja su interjeru, kad tiesiog jautiesi kaip namuose, o ne kaip viešbutyje. Kaip ir Mizu, šios vilos yra vos kelios minutės nuo to laukinio paplūdimio Neng. Aplankėme Amają vilų statybvietę. Tai didžiulis projektas virš 60 atskirų vilų. Jos statomos tiesiai ant kietosios limestone uolienos.
Tai reiškia, kad pasiruošimo darbai trunka kur kas ilgiau, nes viską tenka tiesioginė ta žodžio prasme iškalti uoloje. Tai reikalauja didžiulių resursų, bet rezultatas – vilos ant tvirto pagrindo pačiame centre šalia Padang paplūdimio. Kas visiškai kitokio. Tobuhu vilos. Čia dominuoja juodas, tamsus rytin modernus dizainas, kuris iškart traukia akį ir puikiai atrodo nuotraukose. Šios vilos duris atvers dar šiais metais, bet spėkite ką? Jos visos jau išparduotos. Tai puikiai iliustruoja, kokio lygio paklausa šiuo metu yra Uluwatu regione, išskirtinio dizaino projektams, kuriuos kuria Tadas. Ir galiausiai trečioji statybvietė. Tai visiškai naujo lygio konceptas. Čia kyla ne šiaip vilos, o pilnas kompleksas su planuojamomis spa zonomis, moderniomis sporto salėmis ir kavinukėmis. Tai vieta, kurioje yra absoliučiai viskas, ko žmogui reikia. Atvykus čia, tau net nereikėtų išeiti iš paties komplekso teritorijos. Kalbant apie lokacijas, yra vienas dalykas, kuris jungia visus Tado projektus – ideali infrastruktūra. Balyje atstumai matuojami ne kilometrais, o minutėmis ant motorolerio. Visos šios zonos turi puikų susisiekimą. Jos yra šalia populiariausių kavinukių, miestelio centro ir geriausių paplūdimių. Viskas pasiekiama vos kelių minučių važiavimų motoroleriu. Atostogautojams tai yra didžiulis privalumas, nes niekas nenori gaišti laiko kamščiuose. Mes matėme, kad vilos išperkamos dar net nepabaigus statybų ir tam yra labai aiški priežastis. Žmonės, kurie jau investavo į šias vilas ir dabar jas nuomoja, sulaukia nuo 18 iki 20% metinės grąžos. Taip, išgirdote teisingai. Puiki lokacija, aukščiausio lygio dizainas ir patogi infrastruktūra daro savo.